Vilniaus STT direktoriui Linui Pernavai 2023/11/14 dieną parašiau skundą dėl Jūratės Ragaišienės pareigūnės paskirtos pranešimų nagrinėjimo skyriaus viršininkės pareigose dėl Jūratės Ragaišienės suklastoto skundo 2023/09/25 jo disponavimu vykdant nusikalstamą veiką. Skundas pakeistas ir sutrumpintas. O sutrumpintas tai parodau. Mano skundas iki tiek sutrumpytas, kad apie galimai nepagrįstai nustatytą darbingumo lygį. Taip iš mano viso skundo liko tik 4 žodžiai. Taip pakeitė Jūratė Ragaišienė. Jūratė Ragaišienė disponavo skundu 2023/09. Jį įsiuntė suklastota į Vilniaus neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Direktoriau Linai Pernavai, labai prašau atsakyti į mano klausimus. Linai Pernavai, ar jūs paskyrėt pareigūnę pranešimų nagrinėjimo skyriaus viršininkės pareigose Jūratę Ragaišienę? Ar pranešimų nagrinėjimo skyriaus viršininkas Mikas Bukauskas? Kodėl? Ar kad Jūratė Ragaišienė klastotų mano skundą 2023/09/25 ir juo disponuotų, įsiųstų į Vilniaus NDNT ir vykdytų nusikalstamą veiką? Kodėl pranešimų nagrinėjimo skyriaus viršininkas Mikas Bukauskas mano skundo neišnagrinėjo? Patvirtinto STT direktoriaus nustatyta tvarka. Kaip vertinate Jūratės Ragaišienės darbą? Antrą kartą prašau išnagrinėti mano skundą 2023/09/25. Aš prašau patikrinti Marijampolės NDT vedėją, jos klastojamus dokumentus apie mano sveikatą ir išsiaiškinti, kodėl klastojo sveikatos dokumentus, jais disponavo, vykdė nusikalstamą veiką ir atima kiekvieną mėnesį po 170 eurų. Per 7 mėnesius netekau 1190 eurų. Nustatant darbingumą, Viktorija Žvirblytė visiškai neatsižvelgė į sutrikusias funkcijas, kurios nustatytos echoskopija magnetiniu rezonansu. Sutrikusi kaklo funkcija,
riboti judesiai dėl skausmo. Sutrikusi peties funkcija, riboti judesiai dėl skausmo. Sutrikusi stuburo funkcija, riboti judesiai dėl skausmo. Sutrikusi kojos funkcija, riboti judesiai dėl skausmo. Hipertenzinė širdies liga be širdies nepakankamumo. Aš tikiuosi, kad jūs, Linai Pernavai, atsakysite į mano klausimus. Ir mano skundas bus išnagrinėtas. Labai prašau, duokite pranešimą į elektroninį paštą, ar bus mano skundas išnagrinėjamas. Taip pat laukiu atsakymo į klausimus. Irgi elektroninėme pašte.